tiksliau bejausmės indų plovimo mašinos, bejausmės rūbų plovimo mašinos ir sekso žaisliuko. Tai jeigu sutiksi, tratinsiu tave kasdien. Ir galimai. Geriau, gersiu. Ir kai seka, kartais atsibosta vienam gerti, kai seka. Tai jeigu aš tiksiu tau į vyrus, jeigu tu man tiksi į žmonas, tada galėsi man palaikyti kompaniją ten ant tilto, kur saulė leidžiasi, kai sakai, saulėlydis pasimata. Galėsim kartu gerti. Indaplovės man nereikia, nes aš geriu iš vienkartinių indų, kurių plauti nereikia. Išgeri iš šiukšliadėžę, kai seka. Tau nereikės dirbti, tau reikės tiesiog būti šalia ir gerti su manimi, kai seka, ir grožėtis gražių vaizdų, kur leidžiasi saulė. Tai va šiandien. Dalyviai atsistotų po vieną, gražiai vieną šalia kito ir jums... Parodyt, kaip jums stovi. Gražioji panelė, gražioji dama įteiks po rožę. Jeigu jūs gausite rožę, jūs iškrentate iš pirmo etapo. Padarykit viens tarp... Nu, rožė, ką tu mums turi? O, vaikai. Nu, turime pirmą dalyvį, kuris iškrito. Rožė, kokia tu esi fantastiška. Čia Filipui, ne? Jisai buvo viso to vertas, o ta merga buvo kekšė. Kodėl Jeigu tai aš buvo turėsiu, tai kekšė? to nesakyk, gerai? Žiūrėsim. Jo. Jo, ginkluotą apsaugą turėsime, helikopterį porą. Saugumas. Žvelgtų. Jo, tada, karočią, Snaiperiai. Surblis bus po dešinę viršui. Ir ką? Paskui, pas mumis yra šiaip naujausia technologijas, ten technika nauja visa. Gaminti maistui. Jo. Nuliova virtuvė, viskas prabangiai. Brangiausia, karočią firma. Turime šunelių, katinėlių, gyvūnų daug. Jo. Daug žvėrių, nes mes esam kas, Gaugė? Taip, nes mes žvėris. Teisingai, mes žvėris. Šaunuolė, gerai, paplojam Gaugė ir tėvui. Tai palauk, mes dar nebaigiam. Ai, dar nebaigiam. Jo, nebaigiam, ne. A jeigu tau bus šalta, kai sakai, rausytės tavo šals, duosiu tau savo kepurę, kai sakai, galėsim paslėpti po stogu tavo galvą, kad nesulytų, nesušaltų. Suvalgyti. Nu taip, tai mum maistą darys. Tai jeigu nurašys vieną į šoną, vieną pasirinks, tai kaip jūs rinksimės? Tai vis tiek vienoj chatai gyvenam, viską kartu darom. Nu, bet ta prasme, gal, žinai, lova nenorės dalyvė su abiejais slėpti. Per prievartą, su lenciūgu pririšim ir viskas. Lenciūgo, kai bus pririšta, nieks neklaus. Kaip, tai mes jeigu laimim, tai nėra pem situacija, tai mes jau viskas laimėjom, jinai mums priklauso mūsų nuosavybė. Ar ką tu sudominam gal? Tu supranti? O tu gal tave sudominam, nori gal dalyvauti kartu? Mašinai, parom, pasirinksmin. Aš toks bieš pasilaužau, galvoju, blema, mano vyra, galbūt bieškai bus nusivals, jeigu aš paleksanus. Bet, blema, tas seksualikuoji. Blema, gal manim. Įlipi ton mašiną, mes abudu susijungam tas žvilgsnės abudu. Tu man pasiūlo šampaną. Ir aš toks tipo, gerai, galim atsipalaiduoti. 3 hours later. Tu nuvažiai į patį brangiausią Los Santoso restoraną, pavalgyti dėlį manim. Ir aš galvoju, bleba, mano laiks. Katrona, aš tau paukojau, nenuįvelti. Man šansą priklaus nonos. Ne nu kažko, ne nu kosmosą, ne nu kažkokį tai kitą gyvenimą likimą. Jeigu nori gyventi labai huieną gyvenimą, ant pasirinks manim. Jeigu debilę, ant nepasirinks manis. Jeigu atvira, tai net negraži. Nu, aš nežinau, Praeitą kartą, kad turėjau išsirinkti savo žmoną, pagribau 5 mergas random iš Los Santosusą. Vieną išsirinkę manim. Ta, katrai išsirinkę manim, pasirodė yra didžiausia gangsteriaus žmona. Ir po to man reikia įvartys išgaidžias. Žinai, labai plonai linijai. Tai ką jūs teikitės iš šio vakaro šiandien? Gal nežinau, girdėjau, kad tai pralaim.
gauni nemokamą barą visą. Tai va, Ai. jūs pralaimėti ir gauti nemokamą pagerti. Tai gerai, tai gerą vakarą jums, ačiū už pasisakymą, kaip O sakant. tu išką vyrą gal? O intriga išlaiko mūsų panelę, vis prieina prie kiekvieno ir vis neduoda tos rožės. O, vaikyti. O, vaikė. Ką aš žinau, man tai pohui, žinai. Gariūnai yra ant top. Mane Aha. diktatorius visą laiką palaiko. Tai aš neturiu kol žiūrėti. Diktatorius yra ant top. Tai dabar bent jau nemokamą barą gausit šiam vakarui. O, išgert duos. Jeigu nėra išgert, tai čia manęs ir nebus. Savo bublė. O dieve. Maniau, čia buvo vienas Jaučiuosi labai nuliūdęs, nes būčiau davęs net savo kepurę. Kepurės niekam savo neduoda, būčiau jai davęs, jeigu būčiau laimėjęs. Ploščių savo niekada nenusiemu. Bet būčiau nusiemęs, kad nesusiterptų batų ir savo kojų nesušlaptų. Ar jaučiate skaudintas dėl šitos situacijos? Taip sudraskė mano širdį, kai sako, nebepasitikėsiu moteriškam, kai sako, nežadėsiu daugiau gerų dalykų niekada. Kuo daugiau žadi, kai sako, joms stojos labiau tave apgauna, įskaudina ir palieka vas rožę. Galiu aš tau komentarą pasakyti vieną? Gali. Sakyk rožė. Nu, rožė. Tavo tėvas drožė. Kiek paliks žmonių, tai yra svajonių vyrai. O pasirinkti iš kiek vyrų vieną labai sunku. Apie svajonių vyrą labai sunku apibūdinti, nes vyrai ateina į šeimą, o ieškai visą gyvenimą savo angeliukų ir antros pusės. Šaunuolis labai Toliau, gražiai. tai palaukit, dar nebaigiam. Mintise tik tavo skylė, rankose graži gėlė. Noriu su tavim tik sekso, duosiu 10 eurų ant takso. Nu, kol kas nesijaučiu užtikrintai. Dalyviai labai stiprus, pasiruošę, iškalbingi. Gali pritrūkti sėkmės. Kom jums sugundė šitą panelę? Kuom sugundė? Aha. Paslaptimi, kurie gaubia. Jei man duosi rožę, tai bus antra, kuris supisa man gyvenimą. Aš jau tavim neišgerčiau, aš iš šitų išgerti. Gerai, bet nepriimk asmeniškai. Pasirašiau tuogi. Tu esi auksas, kuris spindi šviesa. Šviesai sunku rasti, bet aš randu tave. Gerai. Bravo, paplojam diktatoriui. Gerai. Neblogai. Aš tikus moters, kad galėtų manim pakeisti, kol monis nėra klašmeikto. Mano visus berazimus prižiūrėti ir panašiai. Kokie jūsų šansai galvojate esą šį vakarą? Man šansai? Tu paveizėk, kad tas visus idiotas. Aš net nežinau, su kokį ten moterišką manau pakabinti. Tai jūs galvojat, kad jūsų šansai yra dideli šį vakarą? Ne, man nėra, žinai, bet aš renkus pagal ton, ant kiek moteriškai valdinga. Aha. Labai valdingas moters. Žiūrėkit, panelė atvyksta čia, galimai gal ir jums rožę įteiks. Ai, nu, Diktatorius sakė, bet aš iškau valdingas moteriškas, kad galėtų bei to monis pakeisti manim, įvaldyti mano visus beraziumus. Aha. Mano žmonės. Diktatoriau, grįžkite į eilę. Ai, nu, atsiprašau. Jau, grįžkite. Net aš manau, visi girdėjot ketureilį, tai manau, kad čia viskas yra surežisuota, galbūt net nupirkta. Kodėl surežisuota? Vienas kitų pasirodymai buvo tikrai labai prasti, aš prieš tai nepasitikėjau savo jėgom, tačiau šį etapą laimėjau, tikrai laimėjau, o rožę. Buvo jokinga tokia istorija, čia papasakos, draugėlių geriam čia praeitą savaitgalį, geriam, karočią tiek, kad jis Maikas apsimyžo. Geras buvo. Hey yo, what the fuck? Aplodismentais pasitinka mūsų paslaptingąją damą. Jūs nebestumkit, negali būti čia nesąmonė. Taigi aš mačiau ten tą
Nu, Jokaujam, tai tikrai dam. nejuokinga. Blebe, šitą irgi gera Matau, būtina. be amo. Jo, ateik pati. Jei virtuvėj dirba Juokas, gerai. juokas čia buvo. Ateina mūsų tikroji dama. O, Daimančiukas. Kas tokia? Pizdos. O, mes žinojom, kad čia tavo Blemba. žodžių, tavo kvapą. Kur jūsų aplodismentai? Neįsivaizduojam. Papasakokit, kaip man išlaižytumėt putę. O tai diktatorių tu išmes? Viskas, jo, diktatorius išmet. iškrita. Tai aš nežinau, tiesiog, tai gerai, atsakyms būtų tada nuo mano ir Gaugės pusės, manau, su siurbliu. Pakartoju klausimą, koks Kaip buvo? išlaižytum mano putę. Tai sakiau brutaliai. Mhm. Su nošė 3-3 įgrūšiu karočią, iš šio telefono skambinčiau. Palauk. Skambinčiau su kitu telefonu, kad vibruotų Nokia 3-3 ir po to dirbčiau, blėt. Nu, tu jau gerai žinai, karočią, aš tau nesakysiu. O, kiek Karočią sakytum, šešis samai trys, atvirai. ne? Pas mane yra 3 cemų krevetė. 4 Pas mane 6, bet neramybės metu. Dauma? Bля, nežinau, karoči, nes titaninis diržas jos. A tai dirbė namie vis tiek liniuotę turi, kiek ten pažymėta yra ant jos. Tai ką, žinau, ten langelis, na, atsidaro, davai ir dirbti. Gal jūs nenorėtumėt su manim būti? Tai jeigu ne, tai galit eit. Kur? Klausimas tau, kur eit? Pupa daug Taip. iš papa palė. Eit, minkščiu. Spanžbobai, pasitrauk. Palėčiau iš papo. Dar vieną. Ai, na. Tai pašol, nahui, Tai blėt, tai kas čia per nesąmonė? Tu sakiau, tu surpsi, nahui, kambar. Tai žodžiu, atvirai pasakius, tai šitą panelę jau anksčiau yra siurbus kambarius pas mumis, valgius darius, karočią, žinoma persona, tai jinai toliau pas mumis kiekvieną savaitgalį atvažiuos, siurbs, valgyt gamins ir taip toliau. Rožė čia, karočią. Tai va. Neduosiu nei vienam, kadangi. Zazai, iškviesk medikus. Grupinio nori šiandieną, taip? Taip. Pasakyk, kad tu nori, aš žinau. Dauma, tu iš dalies esi pats nuostabiausias žmogus pasaulyje, kurį pažinojau ir pažįstu. Tai tik tai draugas visam gyvenimui liksiu. Taip. Tai aš laimėjau, vyrai. Sveikinimai, Dži. Kodėl taip? Gal išeisiu, gal ne, bet molis kaip ir aš. Molis. Žinok, aš pasirinkau patį šlikščiausią ir bjauriausią tikriausiai kabinimo būdų ir paėjo galvoj, blėt, kas ten per dama bus už tos kaukės. Ar jūs tikėjotės, kad užkrausit šitos panelės Aš galvoju, širdį? aš per pirmą ratą iškrisiu, aš dėl to esu, žinok, nežinau, patys nustebęs, nu nes neturėjo tai būti. Jo, bet šiaip esu patenkintas, kad netgi taip įmanoma. Ar jūs abudu esate patenkinti šitą Aš situaciją? taip kaip patenkintas, ar tu, Rose, patenkinta Rožė ar ne? Kaip tau atrodo? Nu, man atrodo, kad tu kažkiek nuliūdus, kažkaip gal Ne, nepatenkinta. aš rimta tiesiog. Tai kodėl šnekėtai kaip pizda? Patenkinta, nes tu molis, aš molė. Na, tai sulipdysi Gerai, molį. super, labai gerai. Gražu. Gerai, tai ar galima atskleisti paslaptį, ką jūs veiksite jūsų pirmam pasimatymė? Aš nežinau, aš šiaip... Jo, prisimens, tai čia 100%, bet aš nežinau, ar tu nori, kaip aš sakiau, kaip įsivaizduoju pirmą pasimatymą, ar tu nori būtent taip daryti. Pabandysim viską gyvenime. Ar tu nori brutaliai nuleisti saulę ir brutaliai pakelti saulę? Mėnulį pakelsim ir nuleisim. Ai, mėnulį. Gerai, Gerai. Gerai, susitikome, pamatėme... Blet, shit! Šarusai. Susitikome su panelė, kuri buvo įsirinkusi savo berniuką šitam vakarui. Taip, buvo neplanuota, bet mums tai pasisekė, kad net gavom komentarą iš panelės, tai aš noriu paklausti, kaip sekėsi pasimatymą. Pasimatymas truko apie 2 minutės, gal 3 minutės. Labai hujovas.
kadangi mes norėjom nuvažiuoti kažkur gražaus pasitėti, bet nuvažiavom į degalinę, užsipilt kuro ir jis sako, darysim vaiką. Sakau, aš nenoriu, kadangi turiu 4 vaikus ir anūkę. Tai jis įsižvengia ir sako, aš važiuoju, tu grįšiu. Tai va, išvažiavau ir negrįžau. Tai jūs buvote tiesiog palikta iš jūsų įsirinkto vyro? Taip, degaliniai. Aha. Ar jūs galvojate kažką, kad gailitės nuo jūsų pasirinkimo, ar galvojate, kad norėtumėt pasirinkti kitą dalyvį, jeigu galėtumėt? Jeigu galėčiau, tai geriausią draugą ir pažįstamą pasimčiau arčiau, tai Daumą, bet jis žiauriai dabar supykęs ir jis sakytų, aš ne antras variantas. Renginys tai žiauriai įdomus buvo, smagus, nes dar, manau, tokio gyvenime nebuvo renginio. Tai tiek ir davėm pasireikšti ir vyram, tiek žiūrovam pasijuokti, pasižiūrėti ir tiesiog.